Stebuklingas žiedas. Vienoje karalystėje gyveno gerasis Vania su motušėle. Gyveno jiedu labai skurdžiai. Namai jau seniai buvo nekūrenti, neturėjo ko ir valgyti. Tada Vania nutarė parduoti savo vienintelę kepurę ir motušėlės vardinėms nupirkti meduolių. Ir jis iškeliavo į turgų. Meldžiamas, kodėl jūs gyvulėlį kankinate? Imsiu aš čia atsakinėti į piemens klausimą. Parduok katytę. Pirk. Visą pasverti? Visą. Padovanosiu motušėlę į vardinę. Kepurė mano, katė tavo. Sutarta. Motušėlę, aš katę nupirkau. Maša vardu. Maša vardu. Čia tau dovana. Vardinių proga. Jos ir veltui neimčiau. Tada Vania nusprendė paskutinius marškinius parduoti, miltų ir žuvų nusipirkti. Meldžiamasis, kodėl vėl gyvulėlį kankinate? O kas tau rūpi? Noriu šuniuką pirkti. Keiskimės. Tavo šuo, mano marškiniai. Įdomu šuo, šuža, baltutėlis. Imk. Kur marškiniai? Į šuniuką iškeičiau. Žuža, baltutėlis. Jis šunys ir katės perka, o namie net trupinėlio duonos. Ką jau bedarysi? Nutarė Vania parduoti švarką su kišenėmis. Trečią kartą jis nuėjo į turgų. Man gaila švarko su kišenėmis. Su juo Vania toks gražus. Valstietė, tai vis gyvulėlius parduodi? Va, gyvatę turiu. Pirk, matušėlį palinksminsi. Už švarką atiduosiu. Tik su kišenėmis. Matušė, gyvatę nupirkau. Štai. Oi. Vargšė motušėlė vos nenualpo, juk tai gyvatė. Šitaip jie savo ir gyvena. Baltutis Žuža, pilka katytė, Vania su motušė ir gyvate. Motušiai ta gyvatė nepatinka, Vanios pietų nekviečia. Tai bent gyvenimėlis. Matušėlė, už ką žalčiukas kriaužėte? Из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные остроглазые челны.
острова на стрижень, на простор речной волны. Kaip greitai dainuoja tas šelmis. Na, tėtuši, jūs nieko nesuprantate, juk ten Vania gerklę laiko. Mat, kaip klauso senas kelmas, į kažkokį piemenį įsistebeilijo. Vania, aš tau nuoširdžiai dėkoju, kad mane girdėjai, maitinai ir vienintelį švarką su kišenėmis už mane atidavėjai. Aš tau atskleisiu paslaptį, Vania. Aš esu gyvačių karaliaus duktė. Už tai, kad mane išgelbėjai, tau dovanoju auksinį stebuklingą žiedą. Stebuklingą. Ką įsakysite? Štai jūsų šeimininkas, jam ir tarnaukite. O dabar nufotografuokite mūsų atminčiai ir nuneškite mane pas tėtušį. Matušėlė, tu būsi turtinga. Tik sakyk, ko geidi? Norėčiau miltų, žuvies sviesto. Ai, tai pyragų prikepčiau. Ko pagėdauji, nauja šeimininkė? Miltų aruodą, cukraus, sviesto. Matušėlė, minkiai dešlą, nes per dieną pyragų neiškepsi. Kokie dar pyragai? Iš kurgi miltų gauti? Sapnuoji ar ką? Pabus, kai kiklėti viską pamatysi, o? Vania su Matušėle įsipūstė. Ji geltoną suknelę apsirengė, skrybėlaitė su 20 plunksnų užsidėjo. Labai elegantiška dama tapo. O Vania taip pat nuo veidrodžio neatsitraukė. Ir jis turi skrybėlę, kaliošus, naują švarką su kišenėmis. Matušėlė, nereikia užuominų. Eikit ir išpirškit man karaliaus dukterį. Vania, aš dabar esu kilni dama, madingai pasipuošusi. Tik ar ne per dideli tavo norai, ar neužtektų tavo generolo dukters? Eik piršti, neplepėjus. Imperatorius su šeima arbatą geria, virdulys stovi, nuo visokiausių valgių stalas lūžte lūžta. Labą dieną, jūsų kilinybė. Na, sveika. Jūsų prekė, mūsų pirklys. Atiduokite savo Uljaną mano sūnui Vaniai. Ho, Darko, jaunikis mat atsirado. Kas jis toks? Princas iš kokios šalies? Iš jūsų šalies, tik jis ne princas. Tai gal jis kapitonas? Ir ne kapitonas, bet galvelę turi. Ko tu nori? Gal išprotėjus esi? Čia pas mus jaunikių kaip šieno. Kai jei jaunikis turi galvelę, kaip tu sakai, tegu jis nuo savo namų iki mūsų rūmų nutiesia Krištolo tiltą. Taip, Krištolo tiltą. Matai, ko didenybė įsigeidė. Tegu sako jūsų Vania, nuo savo namų iki mūsų rūmų tikrą Krištolo tiltą nutiesia. Nieko, Matušėlė, rytas už vakarą protingesnis. Ko reikia, šeimininkė? Vietoj mūsų trobelės pastatykit karališkus rūmus. Ir nuo mūsų rūmų iki karaliaus Krištolo tiltą nutieskit. Ir parūpinkit mašiną su žibalo varikliu. Rytą nubudęs Vania su mama žiūri, tiek viename kampe paauksuota lova, visur veidrodžiai, užuolaidos.
gražiausi baldai. Ach, Vania, koks gražumėlis. Na man, eik pakviesti imperatorių. O aš kaip jaunikis su mašina atvažiuosiu, va. Labą dieną, jūsų didenybė. Sveika. Vakar liepėte tiltą nutiesti. Prašom darbą priimti. Jaunikis to jau pat atvažiuos. Tiltas, kad aš prisprogčiau. Tiltas, caraitė, tiltas. Žmona, aš to jau baigduona minti toks karūną apsiaustą. Eisiu pačiupinėti, gal mane pailėliu laiko. Tikras Krištolo tiltas, Krištolo. Priema! Ir aš Kuliana vestuvėms. Vestuvėms ruošk. Prašom jūsų didenybę su žmona ir dukterimi važiuoti. Atidaryti judėjimą, taip sakant. Va! Aš neprieštarauju. O, aš nevažiuosiu šitą mašiną. Iš proto galima išeiti. Dar į upę įkrisime. Žmona, nedaryk gėdos, sakau, lipk į karietą. Lipk. Dabar, Vania, norėčiau valandėlę pagulėti ant žolelės, kur nors palsėti. Vania, vežk atgal. Vestuvės buvo šaunios. Visos iškilmės buvo aprašytos laikraščiuose. Jaunieji į Vanios namus nuvažiavo. Tik karalaitė į Vanios nereikėjo. Užsienyje ji gerbėją turėjo. Vania gavo iš žmonas, tokia giltinė. Oi, nujaučia mano širdis. Ji dar parodys ragučius. Vania, aš tavojam žinai. Na nejaugi savo žmonelį ir nepasakysi, iš kur tuos turtus gavai. Tu mano gražuolėlį. Na pasakyk, Vania. Ir Vania išplėpėjo stebuklingo žiedo paslaptį. Tu, Juliana, prikibo kaip piktas pinigas. Šeimininkė. Paimkite mane ir tuos rūmus, kurie už tilto, ir nukelkite į Paryžiaus miestą, kur mano brangiausias gyvena. O caras išėjo rytą prie upės pasivaikščioti. Žiūri, tilto kaip nebūta. O kur tiltas? Nėra tavo tilto. Klausiu, kur mano tiltas? Vania už vagystę pasodino į kalėjimą. Tai gerasis Vania belangėje sėdės, o Ulianka po Paryžių vaikštinės. Greičiau bėgam stebuklingos žiedų ieškoti. Ir nužingsniavo į Paryžių. Keliavo gūdžiais miškais, plačiomis stepėmis, aukštais kalnais. O pakeliui miestuose koncertus rengė ir didelio pasisekimo susilaukė. Taip ir pasiekė Paryžių.
Žūra, duok garo ir mes mašiną iš Paryžiaus išvažiuosim. O aš eisiu žiedo ieškoti. Ten, kur užuolaidos nuleistos, tikriausiai miegamasis. Šuneliu nuo kojų nusivarė. Iš Paryžiaus iškeliavę be poilsio iki namų lėkė. Kur reikia senasis šeimininkė? Mano rūmus ir tiltą iš Paryžiaus į seną vietą atneškit ir pastatykit. O Ulijaną gražinkit tėvams. Daugiau į man ne žmona. Ne žmona. O. Vaniuša, priimk telegramą. Atleisk, taškas. Vietoj Lenkos atiduodu kitą dukterį. Taškas. Pridėsiu pinigų. Ar supratai, tikra teisybė, caras imperatorius? Mums jūsų dukters ir su pinigais nereikia. Nereikia. Ir vedė Vanę kaimo mergaitė. Gera žmona ji buvo.